Jau skaičiuojame antrą šių metų mėnesį, kadangi orai gruodį ir sausį leido statybininkams kai kurios darbus atlikti ir lauke, logiška, kad artėjantis pavasaris po trupučiuką kaitina rinką. Ko laukti, kiek laukti ir ar verta laukti? Prasidėjo sausis, iš karto prasidėjo klausimai, norim statyti namą, vienokį, kitokį, ko tikrai nebuvo pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai manyčiau, kad labai stipriai įtakojo palūkanų palankesnė politika. Tai ji tikrai žadins norą žmonėms turėti savo svajonių namus. Tai, sakyčiau, gera naujiena statybininkams, kurie stato tokio tipo namus. Manau, kad jie tikrai turės to darbelio nemažai. Bet jeigu žiūrėt iš kitos pusės, bent jau kiek mes matom tiekėjų prognozes, tai vasara neturėtų būti kainų kilimo, turėtų išlikti panašus kainų lygis. Bent jau taip, kiek prognozuotumėm, tai turbūt kaina, jeigu ir galėtų kilti, tai maždaug taip iki 5% ribose, didesnio kol kas tikrai neturėtų būti. Tačiau, kaip mėgstama sakyti, žmogus planuoja, o vyriausiasis statytojas iš aukštybių gali juoktis. Faktorių, kurie gali daryti įtaką, tikrai netrūksta, todėl kažką garantuoti yra sudėtinga. Jeigu atsiras didelė paklausa, kad ir individualių namų sektoriui, tai labai tikėtina, jog kils darbo užmokestis, arba kitaip tariant, darbo jėgos kaina. Tai automatiškai atsiranda didelis poreikis, statybininkai jaučiasi labai svarbus, labai reikalingi, labai, kaip čia pasakyti, atsiras vėl tas momentas, jeigu tu nori, kad aš pas tave ateičiau dirbti, mokėk brangiau. Ko dabar mes, pavyzdžiui, šią žiemą, praeitą žiemą nelabai ir turėjom, nes buvo darbų stygius. Tai bendroje sumoje apibendrinant, sakyčiau, kad bendras kainų lygis išlieka panašus, tačiau jeigu paklausa didės, tai tikėtina, kad didės darbo kaštai. Kiek didės, sunku pasakyti. Pavyzdžių rinkoje, o būtent jie ir diktuoja sąlygas, tikrai yra įvairių. Pavyzdžiui, šiais metais netgi turėjom tokių jau keistų atvejų, kada individualaus namo statybos kaina rangovas paprašė dvigubai didesnė, negu rinkoje galėtų gauti, pavyzdžiui, tiesiog samdydamas brigadas. Ir labai sunku pasakyti, kodėl taip yra. Aš sakyčiau, kad daliai įmonių, daliai rangovų dar yra tas toks labai didelis noras uždirbti. Jis išlieka galvose ir sunku jo atsikratyti. Bet aš manau, kad vis tiek rinka ir yra rinka. Jinai turi sudėlioti viską į savo vietas. Tai tos įmonės, kurios dirba labai aukštom kainom ir labai kokybiškai, tai viskas su jom yra gerai. Tai jos turbūt ir dirbs toliau taip. Bet yra dalis įmonių, kurios dirba arba nori dirbti labai aukštom kainom, bet kokybė nebūtinai yra aukšta. Jie tiesiog nori dirbti aukštom kainom. Tai su tokiom įmonėm, tai nežinau, aš sakyčiau, kad jos arba kris, arba turi patemti savo kokybės lygį. Vienoje iš lietuviškų dainų yra frazė: aš dirbu statybose, užtat ilsiuosi Karibuose. Ar tikrai statybininkai visuose šalies regionuose gali atvirai sakyti, kad aukso amžius vis dar tęsiasi? Lietuva yra vis tik, pasiskirčius pagal miestus, ar ne? Tai didieji miestai turi daugiau gyventojų, tai natūraliai, kad tiesiog yra natūraliai daugiau žmonių, kurie turi galimybių statyti ir nori statyti. Jeigu mes kalbam apie mažesnius miestus, ten kaip pavyzdį koks Skuodas ar Zarasai ar Utena, automatiškai jie turi mažiau gyventojų ir poreikis statybai yra mažesnis. Ir galbūt, aišku, ir ta finansinė padėtis ne visų miestų yra ta pati. Tai aišku, kad stebim, jog dominuoja Vilnius, kas liečia individualių namų sektorių, tik tais gal toks pastebėjimas, jog Vilniuje bent jau sąmatų rengimo arba statybos valdymo paslaugas vis tik tais renkasi, negaliu sakyti, kad prabangesnio segmento, nes labai sunku pasakyti, kas tas prabangesnis segmentas. Aš skaitau, kad jeigu jau žmogus statosi nuo 150 kvadratinių metrų pastatą ir didesnį, tai jau yra toks kaip ir šiek tiek aukštesnis standartas, nes yra labai daug pastatų, kurie yra iki 100, iki 120 kvadratų, tai ten tokio pastato statytojas greičiausiai taupys. Darau tokią prielaidą, tai jis taupys ant visko.
ir ant paslaugų įvairių, ir galbūt pats darbus organizuos. O tas, kuris jau stato šiek tiek didesnį, 150, 200, 300 kvadratų pastatą, dažniausiai jis neturi laiko ir jis stengiasi apgaubti save su specialistais, kurie tą darbą ir padarys. Tai ką stebim, jog vis tik tais Vilniui individualūs namai yra tikrai įdomus, įdomių formų. Gal tik toks pastebėjimas, jog praktiškai Vilniui dabar kokį paskutinį pusę metų, neatsimenu, kada buvo šlaitinių stogų namas, beveik visi yra to modernaus stiliaus plokščiais stogais, 1-2 aukštų, labai daug turėjom su integruotais rūsiais, su integruotais cokoliniais garažais, tai reiškia pastatai šlaite statomi. Tai tokie įdomus projektai, ne dėžės, o tokie jau su architektų fantazija, sakykime. Statybininkų reikėjo, reikia ir tikrai reikės. Jeigu esate vienas iš jų, turbūt jau turite užsakymų, kaip sakoma, į priekį. O jei ieškote žmonių ar brigados, kuri pastatys jūsų svajonių namą, rasti kokybės ir kainos balansą turbūt nebus lengva, bet tikrai įmanoma.